17 kelionės dieną. Vakar visgi nedavažiavau iki Italijos. Baigėsi viskas Austrijoje. Bet jau varau link sienos ir dabar iškart prasideda viskas nuo įkalnės. Dabar tokia nedidelė iki 3% įkalnė. Bet jinai tai po biškį man čia didės. Iki pat sienos, biškį dar už sienos. Ir tada jau po pietų leisis. Bet po pietų yra kita bloga žinia, bent jau pagal prognozes rodo lietų. Ir tas lietus, ko gero, bus iki rytojos pavakario. Ir vietomis net eina perspėjimai, kad gali būti labai stiprus lietus, liūtis. Tai va, tai nusprendžiau biškį papušinti šiandien iš ryto, kad nuvažiuoti kuo toliau. Bandau pavytės jau kokį kilometrą į kalną. Ir sunkiai sekasi. Bus elektriniam pavarom jaučiu. Dviračiai. Hello. How are you going so fast? I cannot catch you. The wind. Yeah. You're very fast. Yeah. Now I see it. Oh, hello. You're so speedy, guys. Oh no, Yeah, really. but you have no electricity. No electricity. you're I have better. some. Just so much. on the handy. As you have. Rytas. Tai gal kas va visas toks. Įkalnė, nykalnės. Kol žalia galvoju pafilmuosiu. Skau, kai bus raudona, tai ne iki filmavimo bus. Su tais e-baikais biški čia nervuoja. Varo jie savo atsipūtę, net nesuprakaituoja. O, gal už sieną. Geras. Čia Italija. Tuoj bus Italija. Nu, Italija pasitinka 15% įkalnė. Ačiū. Miela. Galiu pasakyti. Miela. Neįveikiau. Tai kalnytė turbūt, kurią reikia pasiimti. Mažytę. O, kaip įdomiai. Kaip gražiai padaryta, kad kalnas nekristų iš medžio. Op, sudėti medžiai. Sutvirtinta. Ir nešliaužė žemę žemyn. Akmenų prikrita ir tvirta. O, čia 30 kV, turbūt 24. Italų. Seniai dažytos atramos. O, kaip aukštas gražu. O ten perėja. Tas neperėja, pasienis. O aš varau čia dviračių taku. Grinai varau į kalną. Čia toks iki kilometrų beveik sukilimas, 9,5 gal. Bendras. Tai šiandiena taip linksmiau prasidėjo. Iškart į kalną. Bet dabar reikia pavaryti ir nuo kalno reikia nemiegoti, nes po pietų lietus. Ir va kiti backpackeriai irgi sako, matėte, po pietų lietus. Jie nusiteikia 8 kg. Bet jiems su e-baikais gal biški lengviau. Nu ką, baigėsi viena įkalnė, tai prasidės kita. Ačiū, kad esu ant tokio greitkelio dviratininkų. Pilna dviratininkų. Ir visi su e-baikais. Tarvisio. Ai. Štai Tarvisio slidinėjimo kurortas. Gal čia esat kas nors slidinėję? Ką, kaip čia jisai? Geras, vidutinis ar nelabai? Nu ką, užvažiavau aukščiausią man šiandien reikalingą vietą. Praktiškai va 830 metrų aukštis.
Ir jau toliau bus tik tai nuokalnė, vaisim tik žemyn, žemyn, žemyn. Nu tai va, tai tiek, kad man persiverst užtenka. O į viršų dar yra kur lipt. Bet pamatos jau debesis renkasi. Gali vietomis ir palyti. Jau tipiniai, va, Italijos, Austrijos slidinėjimo kurortų vaizdeliai. Tai va, Trevizos slidinėjimo trasas pravažiuoja, va, vėl keltuvas. Va tenai veikia matytos downhillininkus kelią. Ir haikintojus. Va, gražu, labai gražu. Labai oras geras, nekaršta. Biškai apsiniaukiau dabar. Saulutė kartais išlenda. Nu, reikia šiandien papumpuoti. Iki 3 valandos dienos reikia papumpuoti. Nes po to rodo lietų. Po to ir palisėsim ir videką sumontuosim, viską padarysiu. Bet dabar reikia biškai puš. Nu, bandysiu sėst ant ratą. Na, gražiai einam, 35 km/h. Jau nuokalnė, tai dabar čia easy. Kem 2. Gražiau už kalnus yra tik kalnai, ne? Jahu! Engius išėpęs, galvoju, kas mane gerai. O gyvas skaistutė mane juokėsi, šypsas taip gražiai. Ir aš taip šypsausi, tas kelias gražus. Buongiorno. Neli. Jo. Buongiorno. Nugi reikia taip sektis man gyvenime. Ne tas žodis. Pažiūrėkit, kas grožis. Fantastika. Krenta vandenukas. Paselė. Va, važiuoju. O papačia. Praktiškai galima skaityti tik šitas tinkliukas, kuris biški dreba, biški juda. Ir daugiau nieko nėra. O ten vat kokių -10 metrų aukštyje yra upė ir uolos. Na, toks grožis. Fainai. Nereali trasa. Anksčiau čia traukiniai važiavo. Tokio grožio be dviračio dabar jau nebepamatysit.
reikia važiuoti su dviračiu čia. Ir vėl į tuneliuką lendam. Lagotino de Pernito. Get this. So we have Yeah, you have to go around just beside the mountain. It's 20 kilometers. Up, So then you take the direction. Really? maybe somehow we can sneak peek through. No, yeah, That's you can't. very long way. Yeah, it's blocked. We are about to finish. Very soon. We finish here. Today, unfortunately. Right, tomorrow, pass this door. Because we are finished. Now this way, I don't see bikers taking this, really. No, but this actually not right. I think this is the best. Because many people, they no. I take I take this. Yeah. That's what I do the same. Seems like we'll be. I thought he is joking. No. It's for real. I already was negotiating before. Now when you come, we have a double power. Yes. Maybe we need to wait for someone more, and then we can have like a meeting here. Are you you're with the tent, huh? Yes, I have all, but not using so much. I'll usually finding where to leave for the booking. Yeah, via booking, yeah. Yes. What about you? Yeah, also the same thing. But I thought I can just like go at a hotel or so, not book by booking and just ask. Okay. But I saw no, it's Guy with Swiss accent. Tokia šiandien trumpa ta diena buvo, tik atrodo pradėjau važiuoti ir jau baigėsi. Nuostabi buvo diena. Išvažiavus iš Austrijos, išvažiuojant iš Austrijos, tai buvo biški tokie kalniukai, biški reikėjo padirbėti kalnus. Paskui aišku ir Italijoje biški, bet vaizdai, tokie faini vaizdai buvo, kalnai tai borti, tos uolos, tai gražu. Ir žodžiu, užkapau tą viršų Italijoje. Ir paskui prasidėjo nusileidimai, statesni, lengvesni, bet pradėjo nusileidimai ir tai buvo faina, tai buvo gerai. Taip spydinau, taip lėkiau, tai faina buvo. Paskui prasidėjo toks dviračių takas, kuriame, numatė, ten yra ir kriokliai, ir vietoj geležinkelio bėgių padarytas dviračių takas, ten buvo kažkoks geležinkelio stotis senos. Nuostabus, aš per visą gyvenimą tiek nepravažiavęs, padvigubinau, negu patrygubinau tunelių kiekį, kurias pravažiavau. Ten tiek buvo tunelių, kriokliai, per upės vagą, per tą tinklą. Tiesiog važiuoji per tą tokią konstrukciją, kur matosi vanduo po apačią. Tai buvo faina.
ir geras greitis ir viskas. Ir aš bėgau nuo pat ryto nuo lietaus. Tai gerai, kad biškį paspydinau. Ir, žodžiu, tai variau. Ir paskui prie to žalio gražaus ežero sutikau Bernardą. Tai aš jį vienu metu aplenkiau, pasilabinau. Paskui prie žalio ežero mes su juo biškį pašnekėjom. Ir paskui sustojom pašnekėti ten prie tos kelio remonto vietos. Ir taip įsišnekėjom ir paskui mes su juo galbūt 30-40 km kartu mynėm. Taip draugiškai, bičiuliavomės. Labai buvo faina. Bernardas yra iš Šveicarijos. Labai fainas žmogus. Išeina į pensiją sausio mėnesį, šiam 5 metai bus. Tai labai faina. Įsigydėm kontaktais, sakėm, susirašysim, sako, atvaryk, kai būsi Šveicarijoje, atvažiuok pas mane apsistosi. Labai faina. Tai va, ir tada myniau ir žiūriu, kad jau lietus ir atmyniau savo tikslą, tai šiandien, nežinau, kiek čia tų kilometrų pažiūrėt. Oi, kilukai vargšai. Taip, tai šiandien 117 km. Labai gerai. 117 km, praškai atvirkau į tą miestelį, kurį planavau. Kur buvo, skaičiau, mano ambicingas planas. Ir va, įsilydinėja ir naktį, sako, labai stipriai lys, ypač nuo vidurnakčio, tai va. Tai super man čia pavyko. Aišku, dabar prasideda Italija. Šeimininkė sako, kas tu čia toks? Sako, aš čia kambarį užsirezervavęs. Sako, aš nieko neturiu. Tai va. Tai vienu žodžiu dabar man kambarį ruošia. Jis sakė, tu galėsi eiti ir ruoštis tvarkytis. Tai va taip kažkaip. Diena po.